Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų už sėkmingą ir socialiai atsakingą ilgametį vadovavimą Limarko įmonių grupiai pretenduoja Vytautas Lygnugaris. Pirma įmonė Limarko UAB buvo įkurta 1993 metais, kai ilgainiui metam bėgant plėtėsi veiklos. Šiuo metu yra 4 įmonės grupėje, bendrovė Limarko, toliau Limarko laivininkystės kompanija, kuri turi laivus, mes atliekam krovinio transportavimo paslaugas per visą pasaulį, toliau reiškia Limarko jūrų agentūra ir dar transporto bendrovė Baltkonta. Per visą grupę, žinot, jūrininkų skaičius keičiasi, bet tarp 250 ir 300 darbuotojų. Šiai dienai mes turime 9 laivus, dirba visam pasaulyje. Visai neseniai įsigijome dar vieną konteinerinį laivą, 1700 konteinerių talpos. Kalbant apie Lietuvos laivyną, tai čia vienas prie didesnių. Labai to džiaugiamės ir toliau vystysime, ir atnaujisim laivyną ir toliau dirbsime. Vytauto Lygnugario vadovaujama Limarko įmonių grupė skiria didelę paramą įvairiems socialiniams, kultūriniams ir švietėjiškiams projektams bei jūrinės kultūros puoselėjimui. Pastaruosius 5 metus pagrindinis fokusas mūsų socialinės paramos tai yra Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas, dramos teatras, muzikinis teatras, taip pat žinoma Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, buriavimo mokykla Žemys. Čia daug metų jau. Mes turime tokią Limarko taurę, kuri, kaip sako buriuotojai, tai yra neoficialus Lietuvos vaikų buriavimo čempionatas. Tai va, praeitais metais šventėm 20 metų. Tai menas, edukacija, ir jūrinė kultūra, žinoma, mes remiam tolšipsus, remiam jūros šventės. Pavyzdžiui, suplaukė burlaiviai. Tai mes juos visus aptarnauja, mes kaip Limarko jūro agentūra, jinaigi aptarnauja visiškai nemokamai visus laivus. Tai mūsų miestas. Mes jūrinė organizacija, tai mums žinoma, kad tai yra svarbu labai. Mes esame visuomenės dalis. Mūsų darbuotojai, pagrindė tai yra klaipėdiečiai. Jeigu mes apie 250 ar 300 darbuotojų padauginsim maždaug iš 3 ar 4 šeimos narių, tai esame pakankamai didelė bendruomenės dalis. Ir kad tas darbuotojas, kuris dirba mūsų organizacijose, kad jis galėtų didžiuotis galų gale tą įmonę, kad tai įmonė, kuri rūpinasi visuomenės svarbiais reikalais. Taigi Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Limarko įmonių grupės prezidentas Vytautas Lygnugaris. Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.